Sveiki, mėly bičiuliai! Susitinkame eilinėje Inforabos laidoje, kurios metu apžvelgsime tikrai aštrius Lietuvos ir užsienio šalių įvykius. Tie įvykiai yra 3, kurias tikrai verta aptarti ir kurie žymi aršią ir vis dar aštrėjančią politinę kovą, kuri vyksta tiek Lietuvoje, tiek Gruzijoje, tiek netgi ir Slovakijoje, kurioje buvo pašautas ministras pirmininkas. Bet pradžiai prieš apžiūrint šitas naujienas, norisi pareklamuoti savo bičiulių renginį, kuris vyks Kaune. 2024 m. gegužės 19 d. sekmadienį 12 val. Dienos Kauno Stačiatikių Apreiškimo parapijoje Vytauto prospekte 38, čia yra kur yra Ramybės parkas netoli Kauno autobusų stoties. Vyks koncertas 100 metų Bulatui Okudžavai, kol žemė vis dar sukasi. Legendinio bardo dainas atliks Agnius Rušys ir pateiktas čia yra kontaktas, telefono numeris, kurie nori pasiteirauti ir pasitikslinti informaciją. Tikrai rekomenduoju ateiti pasižiūrėti, bet kuria atveju tokie renginiai yra gerai ne tik kažkokią naują informaciją atgyti, gal paklausyti dainų, bet tuo pačiu ir pasibendrauti tarpusavyje, nes panašių pažiūrų žmonėms reikia telktis, kad mes galėtume kažkaip ateityje kažkokį gauti geresnį rezultatą tiek visuomeninėme gyvenime, tiek ir politinėje veikloje. Todėl prašom ateiti į tą renginį, nežinau ar spėsiu, bet jeigu spėsiu, galbūt irgi pasirodysiu. Tokia buvo bendra informacija. Na, o dabar pereikime prie informacijos iš Gruzijos, kur iš tikrųjų tenai situacija vis labiau ir labiau kaista. Pažiūrėkime kelis vaizdo įrašus. Kaip matome, situacija Gruzijoje vis labiau kaista, nes šią savaitę jau 3 kartą jų parlamentas balsavo ir pagaliau pritarė užsienio įtakos agentų įstatymui. Ir dėl to kyla dideli pasipriešinimai, užsienio agentai būtent organizuoja įvairias protesto akcijas, grasinasi, atvyksta užsienio delegatai iš kitų šalių, kurie dalyvauja tose protestuose, kreipiasi nuo scenos į žmonės. Ir kur mus tai matyti, ar tik ne Ukrainoje per Maidaną lygiai tas pats buvo. Na, bet vėlgi matome, viskas atsikartoja. Įdomiausia tame, kad iš tikrųjų niekas nedraudžia tai užsienio finansuojamai žiniasklaidai dirbti. Ji gali dirbti, tiesiog jinai turi pasižymėti, kad jinai gauna finansavimą iš užsienio, kad ji nėra tikrai tokia nepriklausoma, kokie ji dedasi. Ir registruotis turi tos organizacijos ar žiniasklaidos priemonės, ar šiaip nevyriausybinės organizacijos, kurių daugiau negu 20% finansavimo pareina iš užsienio. Jeigu ten gauni kokias nedidelį finansavimą ar nedidelį projektą laimėjai, tai niekas ten nesuka galvos. Bet jeigu tu daugiau negu 1/5 lėšų gauni iš užsienio, tai natūralu, kad žmonėms reikia žinoti, kas tai finansuoja. Nes, kaip sakoma, kas pinigus moka, tas ir užsako muziką. Visiškai normalus įstatymas, kuris veikia Jungtinėse Amerikos valstybėse nuo 1938 metų. Tačiau, kaip sakoma, kas galima šeimininkui, tas negalima pastumdėliui. Pastumdėliai turi daryti tą politiką, kuri jiems pasakoma. Jeigu jie bando savarankiškai savo šalyje tvarkytis, tai be abejo gauna didelį diplomatinį spaudimą. Įdomus tas variantas, kad vyksta dabar daug visokių debatų per Lietuvos radiją ir visą kitą, klausiau kelias laidas apie tai, kurie bandė nušviesti situaciją. Jie be abejo piktinasi to įstatymu. Ir užsimena, kad prezidentė gali vetuoti, nes prezidentė Gruzijos yra, proamerikietiška. Tai be abejo tą vetuos, bet tuo pačiu ir Gruzijos parlamentas, ta dabartinė valdančioji partija turi daugumą ir jie tą veto gali atmesti. Tai tas įstatymas galutinai įsigalios tik tai Liepos ar rugpjūtį mėnesį pagal visus įstatymų tos procedūros. Tai o rinkimai ten vyks rugsėjai, kažkur tai rugsėjo mėnesį ar spalio mėnesį, rudenį vyks rinkimai. Prieš pat rinkimus galbūt spės tą įstatymą prakišti. Jeigu, aišku, neįvyks koks nors naujas vaidanas, kuris akivaizdu, kad gali būti organizuojamas. Tie patys netgi lietuviakalbiai politikos apžvalgininkai užsimena, kad opozicijoje daug yra žmonių, kurie dalyvavo toj vadinamoj rožių revoliucijoje, kurie ne tik moka puikiai organizuoti tokius
įvairius protestus ir spalvotas revoliucijas, bet netgi yra dirbę instruktoriais kitose šalise. Tai kaip sakoma, visa bazė tokiem protestam yra paruošta. Pradžioje, aišku, darys taikius protestukus, bet kažkurio momentu, jeigu jie nebeveiks, prieis ir prie smurtinių. Kaip sakoma, kiekvienoje šalyje išdirbta tai yra metodika ir užsienio įtakos agentai, kurie gauna finansavimą iš užsienio, jie visomis priemonėmis atidirbs užsienio interesus. Todėl toks įstatymas yra gyvybiškai svarbus kiekvienoje šalyje. Net ir tie patys turkai iš tikrųjų irgi bando tokį įstatymą irgi panašų įsivesti. Na, aišku, tenais dabar tai mūsų provaldiška medija sako, kad čia toks pat įstatymas kaip yra Rusija ir Sakartvelė, vadinamoji Gruzijai, bet iš tikrųjų ten yra dar griežtesnis įstatymas, tai yra ten iš viso numatoma net ir įkalinimas prieš užsienio organizacijas arba žmonėms, kurie veikia tiesiogiai iš užsienio nurodymų, tie gali net ir kalėjimas įsijęs. Tai sakoma, turkai imasi dar griežčiau būtent šitos politikos. Gruzinai, dar sakyčiau, ganėtinai nuosaikiai, bet net ir dabar, net ir jiems dirbant nuosaikiai, vis tiek gaunama didžiulį milžinišką spaudimą, kad nie žingsnio nuo pasirinkto kurso nebūtų galima pažvengti, kad šeimininkas draudžia apskritai bet kokią savarankiškesnę politiką. Kaip matome, mes gyvename tikrai vis aštrėjančio politinio susidūrimo metu ir bet kokie, kaip sakoma, žingsnis į kairę ir į dešinę nėra visiškai leidžiama ir taip pat atvyksta užsienio misarai ir jie bando įvedinėti tvarką. Na, dabar pasižiūrėkite dabar, kaip Landsbergiukas žygiuoja Tbilisio gatvėmis ir kaip jisai bando įvesti tvarką ir paprotinti Gruzijos vyriausybę ir tada persime prie kitų naujienų. Создайте Майдан по всей Украине. Einen Maidan in der ganzen Ukraine schaffen. Create a Maidan across Ukraine. Na, savotiškai juokinga, kai toks politinis nesusipratimas, visuomeninis nesusipratimas, kaip jaunėlis Landsbergiukas dalyvauja užsienyje, sako, kad jis miniai, kad jie niekada šito, vakarai ir to pačiu Lietuva niekada Gruzijos nepamirš, jie būtinai visada padės tai miniai protestuojančiai. Nors iš tikrųjų yra tos pačios minios, tos pačios šalies yra teisėtai išrinkta vyriausybė, kuri turi visas įstatyminės galės spręsti tokius dalykus ir iš tikrųjų, ką čia veikia, tai iš užsienio atvykę ir ką kvestionuoja ten teisėtos valdžios sprendimus. Tokio, kaip sakoma, tvarkykite savo šalyse ir nekiškite savo nuostės į kitų šalių reikalus. Na, bet kaip sakoma, pas mus tas negalioja, nes pas mus yra irgi paskirti gauleiteriai, kurie iš tikrųjų atidirba vėlgi dar aukštesnių nurodymus. Bet ta politinė kova vyksta vis arčiau. Toj pačioje Slovakijoje netgi buvo pasikesinta čia visai neseniai į premjero Roberto Fico gyvybę. Ir kaip teigia vidaus reikalų ministras, šalies vidaus reikalų ministras Matušas Šutajus Eštokas, jis sako, kad tai yra tas pasikesinimas buvo politiškai motyvuotas. Ten kažkoks vienas buvęs privačios saugumo tarnybos darbuotojas Jurajus tiesiog nusprendė nušauti Slovakijos premjerą Robertą Ficą, jį šovė 3 ar 4 kartus. Vien dėl to, kad jisai bando uždaryti visuomeninį transliuotoją, ten LRT analogą. Na tai be abejo, jeigu ten tuometinis RTVS, taip jis vadinasi, jeigu jis yra kaip LRT ir jis yra tendencingas ir atidirba užsienio interesams, tai be abejo tokias struktūros reikia reformuoti ir teisėtai išrinkta vyriausybė tikrai turi pilną teisę imtis tokių priemonių, jeigu mato, kad iš tikrųjų užsieniniais pinigais dirba kažkokios neaiškios struktūros ir išbalamūtinės žmonės. Bet vėlgi ten Slovakijai giliai šaknys įleidė užsienio įtakos agentai, kurie nutūpė yra toj vadinamoje opozicijoje, nutūpė toj vadinamoje žiniasklaidoje, jie kursto to žmonės, kursto iki tiek, kad atsiranda kažkoks beprotis, kuris nusprendžia pasiimti ginklą ir susidoroti su jam nepatinkančių politikų. Ir dabar verta tikrai pažiūrėti trumpą vaizdo įrašą, kaip tas, kuris pasikėsino į premjerą, kaip jisai trumpai motyvuoja savo ketinimus. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mass media.
preču RTS je napadana, preču su ľudia mazagi, preču vyhodení z funkcije. Na, jūs matote tipinį išplautom smegenim liberaliosios vakarų pasaulio dalies atstovą, kuris tiesiog sako, man nepatinka politikas, jisai nusprendė uždarinėti tipo nevatį žiniasklaidą ir aš nusprendžiau tiesiog atlikti savo misiją, paimti ir šauti į teisėtai išrinktą šalies vadovą. Na, kaip sako, džiugu tiek, kad žmogus iš tikrųjų, supratau, jau gyvybei pavojus negresė, jis dabar yra ligoninėje, buvo operacija ir kaip žmogus tikrai grįš į darbą ir viskas tikriausiai bus gerai. Bet iš tikrųjų jam irgi yra gera pamoka, kad iš tikrųjų ir Slovakijai reikia užsienio įtakos agentų įstatymo, kad reikia irgi atidžiau elgtis ir labiau saugoti save. Jis ėjo prie žmonių, norėjo pasisveikinti, ten buvo jo rėmėjai susirinkę, bet tarp rėmėjų buvo ir netgi ir potencialus žudikas, kuris su ginklu ruošėsi nušauti žmonių išrinktą premjerą. Kaip matom, iš tikrųjų ta visa situacija politinė neaštrėja tiek Gruzijai, tiek Slovakijai, o tuo pačiu ir Lietuvoje. Verta paklausyti iš tikrųjų, kokias kalbos irgi eina apie Eduardą Vaitkų, kuri, iš tikrųjų, aš jokios iškarpos iš tikrųjų nedėsiu, nes tikrai, kas norėjo pilno tos medžiagos internetuose yra, jau kelintą dieną iš eilės po rinkimų nuolat šnekama apie kažkokį nelojalų Eduardo Vaitkaus balsuotojų elektoratą, net 103 000 žmonių, kuriuos reikia kažkaip integruoti, jie potencialiai kelia grėsmę valstybei, jie potencialiai penktoji kolona, čia išsireiškimai vieni nuosaikiau bando tą pasakyti, kiti bando griežčiau tą pasakyti, bet mes visi, kurie balsavome už Eduardą Vaitkų, esame kažkas tokio grėsmingo Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra žmonės, kurie į kandidatą, kuris dalyvavo teisėtos rinkimuose, kuris teisėtai savis įkėlė ir kuris turėjo teisę reikšti savo programą, kuri galbūt netitinka kažkieno standartų, mes nusprendė paremti tą žmogų, tai esame grėsmė Lietuvos saugumui. Aš manau, kad iš tikrųjų atvirkščiai, kad iš tikrųjų grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui yra ta huntelė, kuris sėdi valdžioje ir kurie dėja žmonės vis dar kažkodėl perrenka. Na, turbūt perrenka dėl to, kad Lietuvoje irgi veikia kupikiausiai užsienio įtakos agentai, apie tai buvo darytas tyrimas atskiras, kiek Lietuvoje veikia sorošinės organizacijas, esu šnekėjęs ir apie kitas organizacijas, kurios čia Lietuvoje jau veikia daugiau negu 30 metų. Na ir be abejo, mes savo žiniasklaidos neturime, turime tik tai liaudės žurnalistiką ir atskirus YouTube kanaliukus ir tinklapiukus. O visą tą praktiškai didžiąją žiniasklaidą, iš tikrųjų mediją, valdo būtent užsienio konglomeratai, kurie vėlgi yra finansuojami iš užsienio ir kurie atidirba užsienio šalių interesams. Todėl, jeigu atsiranda toks politikas, kuris bando Lietuvą padaryti labiau lietuvišką, labiau savarankišką ir už jos balsuoja žmonės, tai be abejo jiems atrodo tai baisiai grėsmė. Be abejo, tai yra tikrai grėsmė jiems, bet ne Lietuvai. Jiems yra grėsmė, nes iš tikrųjų jiems nebeliktų tiek tokių galimybių Lietuvą naudoti kaip lesyklėlę, kad galėtų čiulpti iš Lietuvos įvairias lėšas, švaistyti jas, įsisavinti savo gerbuvį, atidirbti užsienio partneriams, kartu pasidalinti Lietuvos ūkiai sukurtą turtą. Tai be abejo jiems yra ta grėsmė. Bet šiaip normaliems dirbantiems Lietuvos gyventojams tikrai nei Vaitkaus programa, nei Vaitkaus rėmėjai tikrai nėra jokia grėsmė. Mes esame, kaip sakome, tie žmonės, kurie blaiviai matom situaciją ir kurie norėtume pakeisti padėtį Lietuvoje į geresnę, į kitokį ir geresnę padėtį. Ir be abejo, čia dabar bus daug tų šnekų, bus bandymų daug sutrukdyti, kad Eduardas Vaitkus ir jo potencialus sąrašas niekaip neišeitų į Seimo rinkimus, kad atbaidytų tos potencialius balsuotojus, todėl žmonės būkime atidus. Reikia iš tikrųjų bus kaip tik Seimo rinkimus kiek įmanoma labiau susitelkti, nes jeigu nesustovėsime per Seimo rinkimus, kurie vyks šių metų spalio mėnesį, tai artimiausi rinkimai bus labai negreitai ir mes turėsim vėl tos pačius ir kurių sprendimai vis radikalės, nes jau dabar džiaugiasi Kasčiūnas, kad į komendantūrą susirinko daug daugiau žmonių, negu jis net planavo. Ten dabar jau virš 3000 žmonių prisirinko. Na ir tas komendantūras be abejo, ką jis galės daryti, užsimti turto rekvizavimą ir vykdyti įvairias kariuomenės pavestas užduotis, kurios gali ir persekioti tos žmonės, kurie nepravaldišką, kaip sakoma, naratyvą dėsto. Todėl mums kaip niekad reikia vis labiau telktis. Mes turime didinti ir stiprinti savo liaudės žurnalistikos šaltinius, mes turime intensyviau kovoti tam informacinėme kare žmonėms aiškinti, kokia yra reali situacija. Na ir be abejo, kai ateis laikas politiškai kovoti, mes turime pasiryžę politiškai kovoti. O jeigu mes dar žiūrime dar toliau į ateitį, mums reikia saugoti savo lyderius, tas kaip rodova, gali ateiti kažkoks nuprotėjęs žudikas su ginklu ir mūsų lyderį nušauti. Tai kaip sakoma, reikia ginti ir savo lyderį, ne tik už jį balsuoti, ne tik platinti jo teikiamą informaciją, bet jeigu reikia, kaip sakoma, vyrai šalia turi stovėti irgi saugoti
nuo potencialių pavojų savų tos lyderius, nes jų ir taip nedaug yra ir jeigu mes leisime, prasme, jiems ant jų pulti, juos persikioti, tai tada bus dar sunkiau ateityje kažką pakeisti. Tai va, draugai, tokia bendra informacija, kur iš tikrųjų 3 skirtingos naujienos, ir viena informacija apie renginį, bet tos 3 visos skirtingos naujienos, jos iš tikrųjų jungiasi viena gyja, tai yra žmonių kova už savo nepriklausomybę ir apie tai, kaip užsienio vadinamieji kabutėse partneriai bando mus paversti toliau vergais, bando mus toliau valdyti, išsaugoti savo esamą padėtį, bet bendra situacija rodo tai, kad pasaulis keičiasi, žmonės bando išsivaduoti, vienoje šalyje tai vyksta aršiau, kitoje šalyje vyksta nusaikiau, bet kuriuo atveju procesas važiuoja ir nuo to, kaip Lietuvoje viskas keisis, tai priklauso tik nuo mūsų pačių pastangų, nuo to, kaip mes dalyvausim informacinėme kare ir politinėje kovoje. Tai, draugai, va tokia bendra informacija. Ačiū, kad klausote. Paspauskit patiktukus, nepatingėkit prenumeruoti kanalą, pasidalinkite informaciją, o kas galite ir prisidėkite prie rėmėjų per Patreon, Contribui ar YouTube sistemas. Ačiū, kad esate ir iki kitų vaizdo įrašų. Iki.